Tiltų kaimas 18 amžiuje. Kalbėsim žinoti, kur kaimo pradžia. Pradėsim ieškoti nuo pirmo namo štai čia. Gimtiniai pelkynė, šiaudiniai stogai ir samanoti. Stovėjo 7 mediniai namai subudavoti. Jei kalbant, kiek šeimų čia gyveno, tai švenčiant pirmą paminėjimą 50 žmonių čia puotavo. Tiek ratai, tiek limpo vežimų, važiuojant per kaimų ulyčios balas. Medžiais vyrai klojo beržynų, lygindami ulyčios duobės. Antys girgsėjo ir kvarkė varlės, žaliavo vandens liūnas, ant upės kranto stovėjo vandens rato sukamas malūnas. Miltus malė ir kvapas sklido, žmonės alkį malšino, visas kaimas saldžiai kvepėjo, juoda duona ruginė. Su Vytautu Vilkišium užaugom viename kaime, pažįstame jau labai seniai, nes mano vaikystė ir jo vaikystė prabėgo šitame kaime. Vilkišių pavardė yra labai gerai žinoma tiltiečiams. Kaime labai daug Vilkišių buvo, vienu metu buvo net 12 šeimų. Jau praeitam šimtmetį. Bet jie Vilkišiai jau nuo pat kaimo įsikūrimų gyveno. Gimtinė, aš gyvas žodžiais turėčiau paklausti šiandieną tavęs. Jei aš netekčiau motinos tėvo, kas tu man būtum? Motina, tėvas, gimtinė, o tu gal gyvais žodžiais man atsakytum, tai aš būčiau tavo žemė maitintoje. Mano brolis Vytautas, tai jis ir už mane yra jaunesnis 6,5 metų. Ir tėvams tai buvo labai Dievo dovana, kadangi čia gimė sūnus. O man tai tikrai jau nelabai jau čia taip nusisekė, kadangi man jis reikėjo auginti. Kaip dar iš pradžių 50 metais dar buvo žmonės pjovė rugius savo, kadangi buvo pasisėję, tai mama neždavo vaiką į rankoje, jau neždavusi, o aš lopšį ir laukuose per visą dieną reikėdavo man jį prižiūrėti. Paskui, kai kolūkio darbai prasidėjo, kai susikūrė kolūkis, tada tėvai eidavo irgi į kolūkį, o aš turėjau prižiūrėti, jie tik per pietus pareidavo, pažiūrėti, kaip čia mums sekas. Paskui į pradinę mokyklą lankė Tiltuose. Tiltų pradinėje mokykloje mokiausi, aš ten atrodo įvakais parašiau mokytojai Alpantos ir Onutė Jėzukevičiai. Pastebėjo, sako, Vytautai, iš kur tu gavai šitą eilėraštį? Aš norėjau nuslėpti, sakau, ne, aš ten, sakau, iš bibliotekos paimu knygas ir skaitau eilėraščius. Tai paskui vėl tėvus mano iššaukė į pradinį mokyklą pas mokytojai, sako, iš kur Vytas šitus eilėraščius gal? Sako, jis gal, sako, mes gerai nežinom, bet
Jis matyt, sako, dažnai mum irgi kažkokiu eilėraščiu paskaito, bet be knygų, kuris ima tas, aš nežinau, kas jam į galvą ateina, sako, nu aš tada paskiau vėl prisipažinau jam, sakau, aš pats parašiau. O tai mane daugiausiai ir dėmesį atkreipė, kad reiškia. Bet aš paskiau vėl nenorėjau rašyti, vėl paskui sužinos vaikai, tai juoksis iš manio, rašo eilėraščius. Tai. Vidurinę lankė 7 klasės, baigė Valkininkuose. Mokytoja buvo Maisaitė, neprisimenu, tik vardą pamiršau. Tai šitą, aš vietoj rašinėlio parašiau eilėraštį iš galvos, ne iš galvos, bet iš matymo vaizdo. Sako, o, tai mane tardė, bet aš vėl irgi įsigyniau. Sakau, paskui dažinau, kad rašau eilėraščius. Tai tik auklėtoja Balytė, man atrodo, pavardė. Sako, gal prisiskaito knygų, tai sako, ir parašo. Bijau tik ir tiem, paskui ir kaime, sakau, jaunimas sužinos. Ypač ir tėvų bijau, sakau, ir bars, sakys, va, kam tu rašai. Tai aš ir taip ir nuslėpiau, nenorėjau. Nu, ten buvo daug, kad buvo parašys, ypač žiemą bendravo, užeinamintis, aš kur atskirai ten, kur pamokas užsirašau, surašau tas mintis ir vėl paskiau, kai niekas nemato, ten krosnis pečiuk, kad kambarį būtų šilta, angliamis kūrenau, tai aš vėl sumesdavau, kai nematydavau. Nu taip ir baigėsi man. Paskiau čia Tiltuose jaunimas, va, sakau, eilėraštį parašysiu. Kokį eilėraštį? Ten Kazikonis Juodas Pusbrolis, sakau, gal parašysiu. Na, sako, tu moki rašyti. Nu, aš juokais įsiunčiau, tada buvau Spartuolio redakcija, dabar jau Trakų žemė, bet buvo. Kad žiūriu, atnešė laikraštį kitą savaitę, žiūriu, jis spausdinta tas eilėraštis. Viskas prasidėjo nuo Trakų rajono laikraščio Spartuolis, prie kurio buvo daug literatų ir žurnalistų, seniais terminais vadinamų korespondentų. Ir tada jie pastoviai rinkdavosi ir žinoma Vytautas reguliariai atvažiuodavo ir siųsdavo įvairias žinias apie Tiltų kaimą ir įvairius siųsdavo eilėraščius. Tiltų kaimas 21 amžiuje. Nebėr tų šiaudinių stogų, žiūrėsiu, aš vėl prie medinių namų kalbėsiu. Tai gyvenimas keičias žmonių, balų aš nebraidau, ta 100 skaičius namų, kaime jei nedaugiau. Kai šviesios naktys, švelnūs žodžiai jaunavedžių, prie asfaltuotos gatvės vyko šokiai iki paryčių. Mums šis dzūkiškas kaimas kaip legenda ir lietuviškos dainos čia skamba. Mums ta žemė brangi ir šventa, būsi per amžius ir visada. Tai jis ir vis kalbėdavo, kad jis labai nori irgi knygą išleisti. Nu, bet tai lėšų nėra, tai ten kažkas jam žadėjo, apsijėmė, bet nepadarė. Nu, kažkaip man pagailo, nepagailo, bet kažkaip tiesiog aš susižavėjau jo talentu ir kažkaip pagalvojau, reikia žmogui padėti. Visiškai nesavanaudiškai, visiškai ne už pinigus, nieko. Tiesiog jis davė man ten tą pluoštą eilėraščių. Jo eilėraščiai tokie, kaip čia pasakyti, kai kurie labai ilgi tokie, aš jo paklausiau, ar galiu juos paredaguoti. Jisai sako, gerai, redaguok, kaip tau atrodo, taip redaguok. Jis man leido redaguoti, kaip man atrodo. Ir aš jo tą pirmą knygelę, galiu parodyti, čia tą pirmą knygelę tiesiog padariau, kaip sako. Aš jos neišleidau leidyklai, bet aš ją padariau. Surinkau su kompiuteriu tekstą, suredagavau tekstą, atšviečiau ir iššau, čia mano rankų darbo knygelė. Aš jam tokių knygelių padariau apie 50. Netgi buvo 2 leidimai. Čia žiūriu, viena yra didesnių šriftų, o kita mažesnių ir pasvyrusių. Tai čia buvo pirmas toks vadinamas leidimas mano, o čia jau antras.
Nu, va tiesiog, kad neprapultų tas jo talentas, tie jo tokie įdomus eilėraščiai, tai kaip kas jį net lygindavo su Kalanavičiu Antanu, kad jo tas toks filosofinis mąstymas tų eilėraščių ir panašiai. Negalėčiau pasakyti apie pirmąją jo knygą, kur ir kaip jis išleido, žinau, bet man yra svarbiausia yra šita knyga, reiškia, Laisvės kibirkštėlė, kurią leido Vorutos leidykla ir kurią padėjo išleisti, čia yra visi ir surašyti. Tai visų pirma bibliotekos vedėja, Tiltų bibliotekos vedėja Elena Žilinskienė. Tai čia surinkti jo eilėraščiai, tie, kurie manom, kad yra patys vertingiausi. Tai, ką jis sukūrė ir yra įdomu ir kitiems skaityti. Kyla mintis tada, kai aš jai pagalvoju, pamatau tą vaizdą ar kaip, tai tada greitai ateina mintis. Bet jei greitai spėjau užsirašyti, jeigu nesuspėjau, tai viskas. Aš tada jau negaliu pagauti minties tos. Jo eilėraščiai yra gana savotiški. Galbūt dar tuo metu, kai jis pradėjo spausdinti, tai buvo ne visai įprasta, kad jis rašo ne visai ritmiškai, nežiūri rimo, bet galbūt jis ir pralenkė tą laiką. Jis būtent ir tada jau rašė taip, kaip rašo dabartiniai poetai. Apie ką jis daugiausia rašo? Apie gamtą, apie savo tėviškę, apie žmogaus jausmus. Tai, ką jis mato, kaip keičiasi gamta, kaip pražysta gėlės, kaip medžiai ošia. Mato ir skruzdėlytę, ir vabaliukus, debesis, miškas, įprastai jo būna kūryboje. Ir daug tėviškės vaizdų. Tai, ką jis matė anksčiau ir dabar jau ko nėra. Tai kaip ir įamžina tą savo tėviškę savo eilėraščiais. Bet norisi, sakau, palikti apie kaimas, kad būtų ne pagarsintas nors eilėraščiais. Tai man taip įdomu. Aš laimingas mūsų tėvynėje. Kaip mano kaime seni dzūkai ar dzūkė sako, Dievaži, aš gimiau po laimės žvaigždę. Gal aš gimiau ir po tą žmonėms šviečiančią laimės žvaigždę, kur pavasarį ant gėlyčių, ant medžių skleidžia spalvotus žiedelius. Ir kad nemačiau aš to prakeikto karo, tų žmonių žudynių, gaisrų. Aš laimingas, kad klaidžiojanti mirties šmėkla mūsų tėvynėje neįsiliepsnos, nes ji užgesinta, iš žemės paviršiaus išnešta į dangaus tuštumas, kur nėra gyvybės. Aš laimingas, kad akimis pamačiau saulės šviesą, pamačiau naktį, pamačiau žmones, pamačiau didelį žodį, mažą žodelį. Iš gražiausio Lietuvos kampelių akimis suradau gyvenimą. Dzūkijos mylėtoje, pelkėtoje žemėje, kur ošia miškų karalystė amžina, vasara žaliuoja laukų ir pievų žaluma. Mano neparašytas eiles rimuoja kalniukų, klonių tyluma, banguoja tvenkinių, čiurlena upelių, šaltinių šaltuma, smėlėtų kelių, vingiuotų takelių ilguma. Žemė, kojų eisena gyva, saulėta dangaus, beorė tuštuma. Danguje plaukiančių debesų, debesėlių pilkuma, juoduma, žvaigždėtos nakties, miego šiluma, žiemos baltuma, ant kalniuko supiltų kapų mirusių amžinas paminklinis akmuo. Čia mano gyvenimo darbas, gyvenimo mokykla.